Labą dieną, mano vardas Lidija Rasutis ir save skaitau ekologiška moteris. Man labai svarbu yra mūsų ateitis, ypatingai vaikam. Mano vardas Greta Akcionaitė, esu kino teatro Pasaka viena iš įkūrėjų, šiuo metu motinystės atostogose. Ekologija man svarbi mano kasdienybėje, mano aplinkoje, man svarbu, kad mano supantis žmonės galvotų ir gyventų ekologiškai taip pat. Šiandien renkam plasmasę. Ir pavyzdžiui, vieną savaitę renkam 4 dienas plasmasę, kitą savaitę renkam popierių. Į plastiko bei popieriaus konteinerius patenka ir vis daugiau Lietuvos įžymybių atliekų. Abi žinomos moterys pasididžiuodamos rodo namuose turinčios net po kelias šiukšliadėžes, kuriuose savo vietą randa plastiko, popieriaus ir stiklo atliekos. Čia yra dėl rūšiavimo, o šitas yra dėl paprastų šiukšlių. Bet aš, kai rūšiuoju, aš viską metu į tą pačią vietą ir tada šitas, nes čia viskas yra švaru. Aš išplaunu ir tada šitas visas tada eina atskirai, tas eis į konteinerį, o šitas eina su manim lyg konteinerių. Nėra pas mus jokių šiukšlių dėžių specialių, mes turim, gal tai irgi ekologiška, nes mes visokius plastikus metam dar į kitą tiesiog plastikinį maišą, popierių dedam į popierinį maišą, o bendras šiukšlės į kibirą su maišu ir tiek. Rūšiuosim kartu kas. Gerai? Kas čia? Maišiukai. Dedam į plastiko skyrių. Popieriukai. Popieriukai, čekiukai į popieriaus skyrių. Dėžutė. Va kur tokią dėžutę dėti. Tai reiškia, aksominius įdėkliukus reikia išimti ir dėti ją į popieriaus skyrių. Čia yra valdymų prietaisai. Valdai visą kranų įrangą. Pakelti, nuleisti, atidaryti konteinerį, uždaryti. Čia viskas yra su šitu valdoma. Tačiau ir Lidija Rasutis, ir Greta Akcionaitė rūšiuoti išmoko toli gražu ne Lietuvoje. Kai mes gyvenom Čikagoje, labai prasidėjo labai didelė mada rūšiuoti šiukšles. Tai valdžia mums davė tokius mėlynus konteinerius, plastikinius, ir ten reikėjo viską labai švariai išplauti, sudėti, nuimti popierius nuo stiklų ir nuo konservų, o ne tik taip savo mesti nešvarius. Jeigu įmeti nešvarius, tada jie paliktų, nepaimtų, iš visą dėžę paliktų. Pati pradžia buvo mano kelionės studentavimo metais, ypač į Skandinavijos šalis, kur mano draugai, studentai natūraliai rūšiuodavo tas atliekas ir kažkaip to paties reikalaudavo iš tų, kas pas juos svečiuodavosi. Lietuviai rūšiuoti pradėjo prieš 5 metus. Tačiau kol kas tik kas 10. lietuvis atliekas meta į spalvotus konteinerius. Pasyviau už Lietuvą Europoje rūšiuoja tik Rumunija, Bulgarija ir Latvija. Daugelį išsivysčiusių Europos šalių rūšiuoja net 9 gyventojai iš 10. Kai pripranti, tai čia yra kaip kvėpavimas. Tu išplauni, įdedi, išneši, žinai, visą švarę savo dėžę ir šiukšlininkai paima. Bet man turbūt, reikėjo kelis metus priprasti, bet tada aš tą dariau kokį 10 metų. Ir tada mes atvažiavom į Lietuvą. Ir tada visa vėl nepaprasidėjo. Kodėl lietuviams nepavyksta tvarkyti su atliekomis taip, kaip tai daro kitos šalys? Ką apie tai mano Amerikoje rūšiavusi Lidija ir pusmetį Ispanijoje gyvenusi Greta? Sklando tos kalbos, kad vis tiek iš visų konteinerių supila į vieną ir toliau ir daug kas pateisina save ir savo nerūšiavimą tuo. Bet man tai, aš nežinau, man nesvarbu. Gerai, tegu metai, jie kur nori, jeigu yra tie konteineriai, vadinasi, jie turi tikslą, jie pastatyti dėl kažko yra. Ir aš bandau įprasti tą daryti ir pagal tokią sistemą ir gyventi. Yra tokie žmonės, kurie prieina ir klausia, sako,
Kaip jūs, sako, renkat, sako, šitą važiuoja viena mašina. Tai aš aiškinu, sakau, užtat viena mašina, kad savaitę renkam tą, savaitę tą. Nu, žmonės gal nesupranta, gal trūksta informacijos. Arija, mes tik išeinam iki konteinerio, tai aš būsiu už kokią 10-15, aš raktų neimu, gerai? Sakykim, kad jeigu kiekvienas žmogus antradieniais iš savo namų išeitų ir čia paliktų tokią mėlyną dėžę, kaip pas mus yra. Ir tau tik reikėtų palikti jį ir tada, kai grįši iš darbo, jis būtų tuščias. Tai čia, man atrodo, žmonėms būtų lengviau, nors konteineriai netoli, bet niekas nenori su šiukšlėm vaikščioti. Nu, yra ir negražu, ir truputį nepatogu. Ispanijoje sistema įvesta, viskas labai gerai organizuota, ir konteineriai, ir šiukšlių išvežimas. Ir yra daugiau konteinerių rūšiavimo negu pas mus, nes prisideda drabužių konteineriai ir organinių atliekų konteineriai. Tai mes labai įpratom organinės atliekas rūšiuoti ir manau, kad tai vienas svarbesnių dalykų. Mūsų konteineriai Lietuvoje labai dažnai būna betvarkę aplinkui, net yra biški šlykštų prieiti, nes ten praeitą savaitę mūsų konteineris buvo visiškai apverstas, kad kažkas ten norėjo butelių pasižiūrėti. Sakysim, duonos maišelis, kur įmest, ar plastiką, ar į plastiko konteinerį, ar į popieriaus, nes čia yra ir plastiko, ir popieriaus. Ar atskirinėti, nuplėšinėti tą celofano gabaliuką nuo pakelio. Nu, kažkaip tai keista būtų, jo, nes jau nebesivargina žmogus tiek. Tai gal ant pakuotės, pavyzdžiui, galima būtų rašyti, į kokį konteinerį tokią pakuotę mesti. Gal žmonėms būtų paprasčiau tiesiog įpročius formuoti tokius. Čia yra tingėjimas ir netikėjimas, kad gali tas rūšiavimas eiti į naudą. Tikrai žmonės netiki, jie netiki, kad jeigu tu naudoji šitą dalyką, pasaulis bus geresnė vieta gyventi. Jie netiki. Tai tiem žmonėms reikia kitaip, reikia surasti kitą būdą. Piniginis būdas yra vienas, kur visi supranta. Per metus kiekvienas lietuvis išmeta apie 500 kg atliekų. Taigi kasmet Lietuvoje išmetama 1,5 milijono tonų šiukšlių. Išrūšiuojama ir perdirbama vos 11%. Visa kita pūva sąvartynuose. Čia paprastos šiukšlės. Jo, čia plastika. Ir popieris. O maišas dar geras, tai paimsiu namo. Yra šalis, kurios labai bendruomeniškos. Jos greičiau žmonės rūšiuoja, užtenka paraginti. Lietuvoje sunkiau. Mes žiūrim, mes esame individualūs. Ir visą laiką klausiam, kas man iš to? Man. Kai tuo tarpu kitose valstybėse, mumsgi gerai bus. Seime jau 2 metai dulka įstatymų pataisos, kuriomis aplinkos ministerija siekia patobulinti atliekų tvarkymo sistemą. Siūloma daugiau atsakomybės skirti savivaldybėms. Išguiti nuostatą pastačiau konteinerį ir jį pamiršau. Tai yra įstatymuose numatyti visas atliekų tvarkytojų pareigas. Taip pat finansiškai skatinti gyventojus rūšiuoti, leisti nemokėti jiems už išrūšiuotas šiukšles, bei kiemuose kurti kompostavimo įrenginių tinklą maisto atliekoms. Visgi kol kas šie ministerijos pasiūlymai seimūnų dėmesio nesulaukė. Kol nedirbau, nerūšiavau, o dabar kažkaip stovėjo konteineriai pas mus, kaip tik rūšiuojam. Rūšiavimas yra tik viena iš mūsų ekologiško gyvenimo dalių. Stengiamės kuo mažiau vartoti visko, neišmesti daiktų, kuriuos galim antrą kartą panaudoti. Į parduotuvę einam su savo maišeliais. Ekologišką mašiną turim, kuri mažiau teršia aplinką. Aš su dviračiu važinėju, kai galiu. Aš noriu prižadėti, kad jūs mane prie šito konteinerio sutiksit labai dažnai ir norėčiau paprašyti jūsų, visos Lietuvos gyventojų, kad jūs pasistengit būti tvarkingi, nemesti šiukšlės pro langus, cigaretės nemesti ant gatvės, išplauti tos stiklinius ir atnešti, nes pasaulis bus geresnė vieta ir jum, ir man, ir mūsų vaikams.